Antras skyrius. Kitą dieną buvo sekmadienis. Miegojau ilgai ir pabudau tik tada, kai saulė apšvietė mano lovą. Greitai pašokau ir atidariau langą. Diena buvo vėsi ir giedra. Pastačiau spiritinį virtuvėlį ant suolelio ir ėmiau ieškoti dėžutės su kava. Mano šeimininkė, ponia Zalewski, leido man pačiam virti kavą kambaryje. Jos kava buvo per silpna, ypač kai būdavau pagiringas. Jau 2 metus aš gyvenau ponos Zalewski pensione. Man patiko ta vieta. Čia visada kas nors atsitikdavo, nes visai prie kito buvo profsąjungų namai, Internacionalio kavinė ir gelbėjimo armijos būstinė. Be to, priešais mūsų namus dunksojo senos kapinės, kuriuose jau seniai niekas nieko nebelaidojo. Tenai šlamėjo medžiai kaip parke, o kai naktį būdavo ramu, galėdavai pamanyti, kad gyveni kaime. Bet ramu pasidarydavo tik vėlai, nes greta kapinių buvo Luna parkas su karuselėmis ir sūpuoklėmis. Ponia Zalewski kapinės buvo labai parankios, nurodydama, koks čia geras oras ir gražus vaizdas ir reikalaudavo didesnės nuomos. Kai tik kas pareikšdavo kokių pretenzijų, į kiekvieną kartą sakydavo tą patį. Bet pagalvokite tik tai, ponai, kokia vieta. Rengiausi labai iš lėto, tai leido man pajusti sekmadienį. Nusiprausiau, pasitrainiau po kambarį, paskaičiau laikraštį, užsiplikiau kavos ir stovėdamas prie lango, žiūrėjau, kaip laistoma gatvė. Klausiau paukščių čiulbėjimo aukštose kapinių medžiuose, atrodė, kad mažos sidabrinės viešpaties dievo fleitos pritarė saldžiom melancholiškų rylų trelėm Luna parke. Ilgai rinkausi marškinius ir kojines, tarsi jų būčiau turėjęs bent 20 kartų daugiau. Švilpaudamas kuičiaus po kišenes. Iškrauščiau smulkius pinigus, peiliuką, raktą, cigaretes ir staiga ištraukiau vakarykštį lapelį su merginos vardu ir telefono numeriu. Patricija Holman. Keistas vardas Patricija. Aš padėjau lapelį ant stalo, negi iš tikrųjų tai įvyko tik vakar. Kaip seniai rodės visą tai buvo, bemaž užmiršta, pilkame kaip perlai alkoholio atvaike. Kaip keista vis dėlto. Prie stiklo žmonės labai greit suartėja, bet užtat tarp vakaro ir ryto atsiranda tokių tarpų, kurie rodos trunka metus. Aš pakišau raštelį po krūvą knygų. Skambinti? Galbūt, o gal ir ne. Dieną visada viskas kitaip atrodo nei vakare. Tiesą sakant, aš visai buvau patenkintas, kad niekas nedrumščia mano ramybės. Pastaraisiais metais ir taip nestigo triukšmo. Tik nereikia nieko imtis į širdį, sakė Kesteris. Juk tai, ką paimi, nori ir pasilaikyti, o pasilaikyti nieko negali. Tuo metu gretimame kambaryje prasidėjo priešpietinis sekmadienio skandalas. Aš ieškojau skrybėlės, kurią matyt vakar buvau kažkur palikęs ir valandėlę pasiklausiau. Tai vyras ir žmona Hasės ten drasko kits kitam akis. Jau 5 metai, kai jie gyvena mažame kambarėlyje. Neblogi žmonės. Jeigu jie turėtų 3 kambarių butą ir virtuvę, poniai Hasei, o be to dar vaiką, jų santuoka galimas daiktas būtų laiminga. Tačiau butui reikia pinigų, o kas gali šiais neramiais laikais leisti savo turėti vaiką? Štai jie ir lindėjo per arti vienas kito, moteris pasidarė isterikė, o vyras tolydžio bijojo, kad gali netekti savo menkos tarnybėlės. Jam tai reikštų galą. Hasė buvo 45 metų. Niekur jis nebegautų tarnybos, jei paliktų be darbo. Tada reikėtų skursti. Pirmiau žmonės smukdavo iš lėto ir visados dar rasdavo progą pakilti. O šiais laikais, jei tik žmogus atleidžiamas, prieš jį tučtuojau atsiveria amžino nedarbo praraja. Aš buvau bemėginąs nemačiomis užsmukti iš namų, bet kažkas pasibeldė į duris ir įvirto Hasę. Jis krito ant kėdės. Aš to nebepakęsiu. Tiesą sakant, jis buvo švelnus žmogus, nusmukusiais pečiais ir mažais ūsiukais,
kuklus, pareigingas tarnautojas. Bet kai tik tokiems šiais laikais sunkiausia, tokiems turbūt visada sunkiausia, kuklumas ir pareigingumas susilaukia atpildo tik tai romanuose. Gyvenime tokie žmonės išnaudojami, o paskui nubloškiami į šalį. Hasė iškėlė rankas. Pamanykite tik tai, pas mus vėl 2 atleido. Dabar mano eilė, pamatysite. Tokios baimės kaimuojamas jis gyveno nuo 1 mėnesio 1 dienos iki kito 1 dienos. Aš pripyliau jam stiklelį degtinės. Žmogelis drebėjo visų kūnų. Vieną gražią dieną jis sugniuš. Tai jau buvo matyti. Nebekiek jam ir betrūko. Ir vis nėra galo tiems priekaištams, sušnibždėjo jis. Turbūt žmona prikašėjo jam, kad suėdęs ją į gyvenimą. Tai buvo 42 metų moteris, kiek sudribusi ir peržydėjusi, tačiau žinoma ne tokia susidėvėjusi kaip vyras. Ji paniškai bijojo artėjančios senatvės. Nebuvo jokios prasmės kištis jų reikalus. Klausykit, Hase, tariu aš. Galite ramiai sau sėdėti mano kambaryje, kiek tik norite. Man reikia eiti. Konjakas drabužių spintoje, jeigu jums labiau patinka. O čia Romas, ten guli laikraščiai. O paskiau išeikite pavakare su žmona iš tos landynės. Gal į kiną nueikite. Tai atsieis tiek pat, kiek 2 valandos kavinėje. Užtat bus daugiau naudos. Šiandien svarbiausia viską užmiršti, nekvaršint savo galvos. Aš šiek tiek neramia sąžinė, patapšnojau jam per petį. Nors kinas niekad nepakenks. Ten kiekvienas gali pasvajoti. Aš šiek tiek neramia sąžinė. Ten kiekvienas gali pasvajoti. Gretimo kambario durys buvo adaros. Girdėjosi, kaip pasikūkčiodama verkė žmona. Aš nuėjau koridorium. Ir kitos durys buvo praviros. Ten kažkas klausėsi. Iš kambario plaukė debesis kvepalų. Čia gyveno Erna Bėnig, asmeninė sekretorė. Ji rengėsi per daug elegantiškai pagal savo algą, bet kartą per savaitę šefas diktuodavo jai lygi ryto. Kitą dieną po to ji būdavo prastai nusiteikusi. Užtat kiekvieną vakarą eidavo pašokti. Jei nešoktų, sakė ji, tai nenorėtų negyventi. Erna turėjo 2 draugus. Vienas mylėjo ją ir atnešdavo gėlių. Antrąjį mylėjo jinai ir duodavo jam pinigų. Greta jos gyveno rotmistras grafas Orlovas, rusų emigrantas, samdomas šokėjas, kelneris, kino statistas, žigolo žilais smilkiniais. Nepaprastas gitaristas. Kiekvieną vakarą jis melsdavosi Kazanės Dievo motinai, prašydamas, kad ji padėtų jam gauti metrdotelio vietą vidutinėme viešbutyje. Pasigėręs greit imdavo verkti. Kitos durys - ponia Bender, Lopšelio medicinos sesuo, 50 metų, vyras žuvo per karą. 2 vaikai 1918 metais mirė badu. Ji turėjo margą katę, tik ją vieną. Šalia jos Mülleris, pensininkas buhalteris, filatelistų sąjungos sekretorius. Gyva pašto ženklų kolekcija, daugiau nieko. Laimingas žmogus. Į paskutinės duris aš pasibeldžiau. Na, Georgai, tariau, vis dar nieko? Georgas Blokas papurtė galvą. Jis buvo 2 kurso studentas. Norėdamas išklausyti 4 semestrus, Georgas 2 metus dirbo kasykloje. Pinigai, kuriuos tada susitaupė, dabar jau bemaž buvo visai išleisti. Jis dar galėjo pragyventi kokius 2 mėnesius. Į kasyklą grįžti negalėjo. Dabar ten buvo per daug bedarbių kalnakasių. Blokas visaip mėgino susirasti kokį darbą. Vieną savaitę jis platino kažkokio margarino fabriko reklaminius lapelius, tačiau fabrikas bankrutavo. Netrukus gavo laikraščių išnešiotojo vietą ir jau buvo beatsikvepęs, bet po 3 dienų auštant jį sulaikė 2 žmonės su uniforminėmis kepurėmis, atėmė laikraščius, sudraskė juos ir pareiškė, kad jis nedrįstų daugiau imtis darbo, su kuriuo neturės nieko bendro. Ir taip jau užtenka jų pačių bedarbių. Vis dėlto Georgas ėjo ir kitą rytą, nors jis turėjo sumokėti už sudraskytus laikraščius. Jį
partrenkė kažkoks dviratininkas. Laikraščiai nulėkė į purvą. Tas atsiėjo jam 2 markes. Jis ėjo dar 3 kartą ir grįžo su draskytu kostiumu ir sumuštu veidu. Tada atsisakė to sumanimo. Dabar jis sėdėjo diena į dieną savo kambaryje nusiminęs ir kalė, kaip pašėlęs, tartum tai dar būtų turėję kokios prasmės. Valgydavo kartą per dieną. Tuo tarpu buvo vis tiek, ar jis pabaigs semestrą ar ne. Net ir išlaikęs egzaminus tarnybos galėjo tikėtis ne anksčiau kaip po 10 metų. Aš įburkau jam pakelį cigarečių. Trenk į kampą tos niekus, Džordži. Aš irgi taip kadaise padariau. Vėliau galėsi visados iš naujo pradėti. Jis papurtė galvą. Aš jau tada padirbęs kasykloje pamačiau, kad visiškai iškrypsti iš vagos į kasdienį simokai. O antrą kartą nebeįstengsiu įsikinkyti. Žiūrėjau į pablyškusį veidą su atsikišusiomis ausimis ir trumparegiškomis akimis. Menkutė figūrėlė įdubusią krūtinę. Tai prakeikimas. Na, viso labo, Džordži, pasakiau ir prisiminiau, jog tėvų jis taip pat nebeturi. Virtuvė. Šerno galvos iškamša, Velionio Calevskio atminimas, telefonas, prietamsis, dujų ir apkartusių riebalų kvapas. Koridoriaus durys su daugybė vizitinių kortelių prie skambučio. Tarp jų ir manoji, Robertas Lokampas, filosofijos studentas, skambinti 2 kartų. Kortelė buvo pageltusi ir nešvari. Filosofijos studentas. Ne bet kas, tai buvo seniai. Aš nusileidau laiptais į Internacionalio kavinę. Internacionalio kavinė buvo didelė, tamsi, prirūkyta, siaura kaip rankovė, salė su keliais didžiuliais kambariais. Priešais greta bufeto stovėjo rojalis. Jis buvo išsidernęs, kelios stygos nutrūkusios, o nuo kelių klavišų buvo nulakščiusios dramblio kaulo plokštelės. Bet aš mėgau tą šaunų, savo amžių atgyvenusių muzikinį kuiną. Jis dalijosi su manim savo džiaugsmais ir bėdomis per tuos 1 metus, kai čia dirbau taperiu. Kavinės galiniuose kambariuose rinkdavosi galvijų pirkliai. Kartais ir lunaparko balaganų savininkai. Priešai sėdėjo prostitutės. Kavinė buvo tuščia. Tik pilnapadis kelneris Aloyzas stovėjo už bufeto. Kaip paprastai, paklausė jis. Aš linktelėjau. Jis atnešė stiklą portveino per pusų romų, atsisėdau prie stalelio ir nieko negalvodama žiūrėjau priešai save. Pilkas saulės spindulys pastrižai krito pro langą. Jis nušvietė butelius lentynose. Vyšnių likeris žiūrėjo į trubinas. Aloyzas mazgojo stiklus. Šeimininko katė tupėjo ant rojalio ir murkė. Aš neskubėdamas rūkiau cigaretę. Nuo kavinės oro ėmė miegas. Keistas balsas tos vakarykštės merginos. Žemas, trupučiuką šiurkštokas, bemaž kimus, o vis dėlto švelnus. Atneš porą žurnalų, Aloyzai, tariau aš. Girgžtelėjo durys, įėjo Roza. Roza kapinių prostitutė, praminta geležinė kumbele. Ta pravardę įgavo už nepaprastą savo ištvermę. Roza paprašė puoduko šokolado. Tai pasivaišindavo į čia kiekvieną sekmadienio rytą. Paskiau važiuodavo į Burgdorfą aplankyti savo dukrytės. Sveikas, Robertai. Sveika, Roza. Kaip mažytė? Važiuosiu pasižiūrėti. Matai, čia jai vežu. Jinai išviniojo iš rušuliuko raudonskruostę lėlę ir paspaudė į pilvą. Mama, cyptelėjo lėlė. Roza spindėjo iš laimės. Nepaprasta, tariau aš. Žiūrėk, ji pavertė lėlę aukštielniką, akys tarkštelėjo ir užsimerkė. Neregėta, Roza. Ji buvo patenkinta ir vėl suviniojo lėlę. Tu nusimanai apie tokius dalykus, Robertai, kada nors būsi geras vyras. Na jau, na, pabėjau aš. Roza buvo labai prisirišusi prie savo dukrelės. Dar prieš 3 mėnesių, kol mažytė nevaikščiojo, Roza laikė ją savo kambaryje. Dėl to nenukentėjo jos profesija, nes šalia buvo mažytė kamarėlė. Vakare parėjusi su kavalieriumi, ji kokią nors dingstimi palikdavo jį už durų palaukti,
o pati įbėgdavo į kambarį, nustumdavo vežimėlį su kūdikiu į kamarėlę, užrakindavo duris ir įsileisdavo kavalierių. Tačiau gruodžio mėnesį per dažnai tekdavo stumdyti mažytę iš šalto kambario į nekūrenamą kamarėlę. Tad ji peršalo, dažnai verkdavo ir kaip tik tokiu metu, kai Roza turėdavo svečią. Motinai teko skirtis su ja, kad ir kaip buvo sunku. Jie atidavė dukrą į brangų lopšelį. Ten ji buvo laikoma padoria našle. Šiaip kūdikio nebūtų niekas priėmęs. Roza atsistojo. Tai ateisi penktadienį? Aš linktelėjau. Ji pažiūrėjo į mane. Juk tu žinai, kas atsitiko? Aišku. Aš neturėjau jokios nuovokos, kas atsitiko, bet ir teirautis nenorėjau. Taip daryti įpratau čia per tuos metus, kai buvau pianistu. Tai buvo man visų patogiausia. Kaip ir sakyti tu visoms merginoms. Kitaip nebuvo galima. Viso labo, Robertai. Viso labo, Roza. Pasėdėjau dar valandėlę, tačiau man nepavyko rasti, kaip paprastai, tos tikros mieguistos ramybės, dėl kurios sekmadieniais eidavau į internacionalį, tarsi į kokius tėvų namus. Išgėriau dar stiklą romo, paglosčiau katę ir išėjau. Visą dieną basčiausi, gerai nežinodamas, ką daryti. Niekur ilgai neužsibūdavau. Pavakare nuėjau į dirbtuvę. Ten radau Kesterį. Jis triūsė prie Kadilako. Prieš kurį laiką mes jį nupirkome už grynus nieko kaip seną laužą. Dabar jis buvo iš pagrindų sutaisytas ir Kesteris kaip tik baigė jį galutinai dailinti. Čia būtų apskaičiavimo, nes tikėjomės gerai uždirbti. Aš tai abejoju, ar mums kas išeis. Blogais laikais visi žmonės noriau perka mažutės mašinas, o ne tokį omnibusą. Įklampinsis mus į bėdą, o tai, tariau. Tačiau Kesteris buvo ramus. Vidutinės mašinos gali įklampinti, Robi, pareiškė jis. Perkamos, pigios ir pačios brangiausios. Visados atsiranda pinigingų žmonių arba tokių, kurie nori rodytis pinigingais. O kur Gotfridas? Paklausiau. Kokiame nors politinėme susirinkime. Iš galos įsikraustė, ko jam ten reikia? Kesteris nusijuokė. To nei jis pats nežino, turbūt pavasaris neduoda jam ramybės. Tokiu metu visados ieško kokios naujovės. Galimas daiktas, tariau. Eime, aš tau padėsiu truputį. Mudu kuitėmės, kol sutemo. Na, užteks, tarė Kesteris. Mes nusiprausėme. O tu žinai, ką aš turiu? Ką čia turiu? Paklausė jis ir patapšnojo per piniginę. O ką? Bilietus į bokso rungtynę šį vakarą? 2. Eisi su manim, ką? Aš abejojau, jis nustebęs pažvelgė į mane. Stilingas boksuojasi, tarė, su Valkeriu. Bus gera kova. Veskis Gotfridą, pasiūliau aš ir atsisakydamas pats savo pasirodžiau juokingas, bet kažkodėl tikrai nenorėjau eiti. Turi ką nors su manęs, paklausė jis. Ne. Kesteris pasižiūrėjo į mane. Eisiu namo, tariau. Parašysiu vieną kitą laišką, ar šiaip ką nors reikia vieną kartą ir tai padaryti. Ar tu nesergi? Paklausė susirūpinęs. Ką tu anaiptol? Gal ir man pavasaris truputį neduoda ramybės. Na tiek to, kaip savo nori. Aš nudulinau namo, tačiau sėdėdamas savo kambaryje vis dar nežinau, ko nusitverti. Neryžtingai dvoklinėjau iš kampo į kampą. Dabar nebesupratau ir kogi iš tikrųjų čia parėjau. Pagaliau išslinkau į koridorių ir patraukiau aplankyti Georgą. Čia susidūriau su ponia Calevski. Negali būti, tarė ji nustebusi. Jūs čia? Sunku būtų paneigti, atsakiau kiek suirzęs. Ji pakraipė galvą su žilomis garbanomis. Niekur neišėjęs, stebuklai neregėti. Pas Georgą ilgai neužtrukau. Po 4 valandos grįžau į savo kambarį. Pagalau, gal vertėtų ko išgerti, bet nesinorėjo. Atsisėdau prie lango ir žiūrėjau į gatvę. Prietema šikšnosparnio sparnais plaistėsi virš kapinių. Dangus už profsąjungų namų buvo žalias, kaip neprinokęs obuolys. Gatvėje jau degė žibintai. Bet dar nebuvo visai sutemę ir atrodė, kad jie žvarbsta. Aš pasirausiau po knygas, ieškodamas lapelio su telefono numeriu. Pagaliau suradau.
Galėčiau ir paskambinti. Juk bemaž žadėjau. Galimas daiktas, merginos nė namie nėra. Išėjau į priemenę, kur buvo telefonas. Nukėliau ragelį ir pasakiau numerį. Laukdamas, kol kas atsilieps, aš jutau, kaip iš juodo ragelio švelniai dvelkė šioks toks lūkestis. Mergina buvo namie. Kai jo žemas, kiek šiurkštokas balsas nelauktai suskambėjo čia, ponia Zalewski prieškambaryje, kur kabėjo šernų galvos, atsidavė riebalais ir tarškėjo virtuvės indai, suskambėjo tyliai ir kiek lėtai. Tartum jį būtų kalbėjusi apgalvodama kiekvieną žodį. Ūmai dingo visas mano nepasitenkinimas. Ir aš, užuot tik pasteiravęs, ar laimingai jį parvažiavo, pakabinau ragelį tik tada, kai susitariau poryt pasimatyti. Staiga man pasirodė, kad ne viskas jau taip beprasmiška tame gyvenime. Iš proto išsikraušiau, pagalvojau ir pakreipiau galvą. Paskiau vėl pakėliau ragelį ir paskambinau Kesteriui. Ar tebe turi bilietus, Otai? Taip, gerai, tai aš einu su tavimi į boksą. Pasibaigus rungtynėms, mes dar kurį laiką klaidžiojome po nakties gaubiamą miestą. Gatvės buvo šviesios ir tuščios, žiūrėjo iškabos. Vitrinose beprasmiškai degė šviesos. Vienoje stovėjo nuogas vaškinės lėlės dažytais veidais. Jos atrodė vaiduokliškai ir nešvankiai. Šalimai žiūrėjo papuošalai. Paskui priėjome prekybos namus, kurie buvo užlieti baltos šviesos kaip katedra. Languose margavo tviskėjo šilkai. Prie kino tupėjo išblyškusios išbadėjusios žmogystos, o greta jų spindėjo maisto produktų parduotuvės vitrina. Tenai dunksojo alhaviniai bokštai, sukrauti iš konservų dėžučių. Sudėti į vatą gulėjo minkšti kalvilio obuoliai, virtinė riebių žąsų kabojo ant virvės, kaip skalbiniai, rudi apskriti kepalai duonos gulėjo tarp kietų rūkytų dešrų, vėrė akį perpjauto šviesiai geltonos ir rausvos nugarinės bei kepenų paštetai. Mes atsisėdome ant suolelio netoli skvero. Buvo vėsu, mėnulis kabojo viršum namų, kaip lankinė lempa. Jau buvo gerokai po vidurnakčio. Netoliese darbininkai vidury gatvės buvo pasistatę palapinę. Jie remontavo tramvajaus bėgius. Šnypštė dumplės ir žiežirbų fontanai tiško virš palinkusių tamsių žmogystų. Šalimais tarsi lauko virtuvės rūko asfalto katilai. Mudu sėdėjome paskendę savo mintyse. Keistas daiktas sekmadienis, Otai, ne? Kesteris linktelėjo. Tiesą pasakius, džiaugies, kai jis praeina, tariau susimąstęs. Kesteris gūžtelėjo pečiais. Turbūt taip pripranti prie kasdienio jungo, kad ir truputis laisvės tau jau trukdo. Aš pasistačiau apykaklę. O iš tikrųjų, argi galima ką pasakyti prieš mūsų gyvenimą, Otai? Jis pažvelgė į mane ir nusišypsojo. Pirmiau kažką buvo galima pasakyti, Robi. Teisybė, sutikau aš. O vis dėlto ryški pneumatinio grąžto šviesa ant asfalto metė žalius spindulius. Darbininkų palapinė apšviesta iš vidaus atrodė kaip jaukus mažas namelis. Manai, Kadilakas antradienį jau bus gatavas? Paklausiau aš. Galimas daiktas, atsakė Kesteris. Kam klausi? Ai, taip sau. Mes atsistojome ir pasukome link namų. Man šiandien liko trūksta, o tai tariau. Kiekvienam pasitaiko, atsakė Kesteris. Saldžius sapnų, Robi. Tau irgi, Otai. Parėjęs dar pasidėjau savo kambaryje. Ta lindynė staiga man ėmė visai nebepatikti. Sietynas buvo šlykštus, šviesa periški, krėslai nusitrynę, linoleumas beviltiškai nuobodus, praustuvas, lova, o tiesie Vaterlo mūšio paveikslas. Juk čia tiesą sakant padarau žmogaus neįsileisti negalima, galvojau aš. Ką jau kalbėti apie moterį. Daugiausia gali parsivesti kokią kešį iš Internacionalio.